Labas rytas. Nu, puikiai įsivėgojau. Viskas vietoje. Reikės apsirengti ir apsižvalgyti, kaip čia geriausiai tą krioklį, taip sakant, apeiti. Batkos gražus vaizdas į Kaudygos tiltą ir į Kaudygos miestelį. Šiek tiek ir krioklio matosi. Esu aš jį praėjęs kažkada, ten galima praeiti pėsčiomis į visą. Matau, čia yra takelis, tai reikia nusileisti į juo ir pažiūrėti, kaip ten kas. Matau, plačiausias Europos krioklys. Aha, nu tai ką, su baidere turbūt tais laiptukais ir tenais. Aš dabar galvoju, labai daug gal ir nedėls. Einu greitai viską supakuoju. Apsinėsiu iš tos laiptus visus. Ir čia reikia nusileisti labai darę ir ją paskui palikti po tiltu. Šiaip reikia apžiūrėti po tiltą yra vieta, kažkokia normali. Gal tenais iš vis brūzgynai baisus. bandom dabar plaukti. Čia pakankamai negilus, bet gal kažkiek.
Kažkiek. Kad to prioklio, na tokias putos. Čia irgi visokių akmenų ir viso kito čia yra. Nu, atsistrigau tokioj nesąmonė. Jo, nėra čia gyvu. Su džempo aš čia nieko nepadarysiu. Reikia nusirengti. Na, baidarę palikau saugiai. Eisime dabar kažkur pavalgyti. Ir paskui parduotuvę dar į miestą apžiūrėsim. Nieko pačio. Na, taip krioklys atrodo nuo Kaudigos tilto. Jau atsirado žmonės, kurie vaikšto. Yra čia tas kaip pramogėlė praeiti ir sugrįžti. Pradžiai pagalvojau, kad čia yra tikra banglentininkė, ką čia daro tokioje vietoje. Tikrai nesu banglentė plaukiot, pasirodo čia skulptūrėlė. Bet labai realistiškai tie rūbai tikri uždėti. Daug realizmo duoda, atrodo tikrai tikras žmogus. Oi, čia aš pavargau, gal paplauksim, nifiga man čia paplaukti nepavyko. Kažkiek pavyko, kažkiek teko lips, čia labai toks slenkstis. Įdomu, kaip bus toliau. Bet man atrodo, gal toliau upė normaliai. Kaudigoj dabar 9 ryto, pakankamai ramu. Galima sau ramiai pasieiti. Paskui grįšim kitų iš kitą ko. Dabar pačiu miestu einu, paskui Paupį praeisiu. Įdomus toks miestelis. Kaudigos pėsčiųjų gatvelė tokia visai faina. Čia turbūt atsidarė visi, bet laukti aš nenorėjau 11, pats nuėjau toliau. Dabar grįžinėjau.
Nu ką, centrinė aikštė miestelio, tiek kiek suprantu merija, daug visokių kabakų, kainos kosminės, kas panašaus kaip Palangoje. Tai gal ir gerai, kad aš šiandien valgiau. Tokių įdomesnių pastatų čia yra. Iš esmės, tai čia jau šitas miestelis vos ne kaip kurortas skaitosi. Viskas dėl Ventos krioklio. Visokių ir skulptūrėlių ant stogų čia pas juos yra. Tuo pakeliu jau mes nebeisim gal, nes jau yra nemažai laiko. Iš tikrųjų, kelias nusimato ir šiandien tikėtina, kad lis antrą dienos pusę. Na, žiūrėsim, kaip čia bus. Žiūrėjom link savo transporto priemonės. Susitvarkom, atsisėdam, išplaukėm iš šito akmenų ruožo ir tada žiūrim. Gal viskas žioklį. Paliekame Kaudigą. Šiandien, kaip minėjau, prognozija turėjo antroji dienos pusė lyti. Nu, apsiniaukė. Pažiūrėsim, kaip toliau čia su tais debesim. Dabar iš šito akmenyno reikia dar išplaukti. Čia jaučiu, čia yra negilu ir jaučiu, kad dar čia gali būti visokių kliūčių, sėdimų ir taip toliau. Na tai čia taip aišku. Ško dar į kamerą pradėjo grybą pjauti. Įsijungia, tai neįsijungia, nežinau, kas jie čia darosi. Nu, nežinau. Didžiuosius akmenis kaip ir praplaukiau, bet yra tokių sekulių vietų, kur tiesiog stringant sekulų baidarė. Daug žolių, buvau pasiklydęs biškutį. Bet jau tikiuosi, kad čia gal šitas pabaigoj. Aišku, upė sumažėjo, vandens joje taip pat. Nu, kažkaip tai. Plauksim toliau, padidės vėl. Ojojoj. Ojojoj. Jopana. Ir nieko nesimato per tos bangavimus, kad čia akmenys ar kažkas. Nu nieko, praplaukė. Gerai. Nu, mendeliui nepasisekė. Jo. Taip pat upė ir plauna skardį. Kiek reakžių lizdų. Gerai jom ten gyvens smėliai. Kokia kaip užtvankėlė, nesuprasi kas čia. Tokia natūrali turbūt. Gal aš ją šaunu geriau ateisiu. Bandysime į vieną įdomią vietą, nežinau ar dirba. Aš jau ėjau buvęs, bet bus ir kitiem įdomu pamatyti. Gal kažkam ir aplankyti.
Va, čia tokie smėlio urvai. Anksčiau čia buvo kasamas smėlis stiklui. Apie 2 kilometrai. Rankomis yra iškasta. Jeigu čia pasiseks patekti į grupę, pasižiūrėsim, kas ten tuose urvuose dabar darosi. Nu, va, tokia aplinka padaryta. Dėdė pasitinka. Visokių čia žiūri reikėjo. Taip, tai ekskursija visgi bus už 10 minučių. Aš jau būsiu antrą kartą. Tai jeigu čia bus turas ir latviškai, tai aš jau ir latviškai kažkiek žinosiu. Dabar reikia 10 minučių išlaukti. Šiandien ir nebenusimato, žinokit, nieko, ką aš galėčiau daugiau parodyti be šito objekto. Tiesiog bus sirklavimas. Jeigu viskas pavyks, turėčiau įplaukti į tokį kanalėlį ir tada į Nabos ežerą. Kodėl tenais? Todėl, kad tenais yra kempingas ir panašu, kad jis normalus kempingas, ne taip kaip pas Varkalį, kur buvo pas tą dėdą. Tai, žodžiu, šiandien vėl turėsiu pakapoti normaliai, nes ryte neatsikėliau kaip reikia, bet turbūt poilsio reikėjo. Tai čia jau, kaip sakant, yra kaip yra. Šiandien numato visą pusdienį lietaus. Jis kol kas toks nestiprus, smulkiai lynoja, bet striukė jau išsitraukiu. Tai ką, sulauksim ekskursijos ir judėsim. Na ką, laukiam įėjimo į ekskursiją. Įėjimas yra ten. Čia kol kas galim pasipražiūrėti Riežupės upe. Jina įtekės į Ventą, neužilgo. Mažas šitoks upeliukas. Tai va. Viņi tad viss drēbs bija ar vasku un rokas bija ar vasku. Only at the beginning, she says, when they were giving candles to everyone, as a kid, all their clothes would be covered with that. So for this reason, they have decided not to. That's not the only reason. Okay, so caves are made from 3 main components. First is the white quartz sand, then it's the blue and red clay, and on the top we have dolomite. As dolomite is thicker than stone, it pushes on the sand, making a sandstone, so it's safe for us to walk in here. Don't be afraid, it's not a brick, it won't fall onto your head, but if you will run into it, that's already your problem. Caves are 2 kilometers long, but today we will walk only through 460 meters. That is the safest zone in the whole labyrinth. Caves are like a labyrinth. You can go round and round and round and never find a way out of here. There is no classical thing in here where you put your hand on the wall and goes till you see the light at the end of the tunnel. You can make a trail in here, but you won't find an exit. We have tested that on people. So you don't go where the guide does not go. Okay, we agree, let's go. Yeah. Even if it will really want to. So this is what we call the Hall of Love. The Hall of Love, because newlyweds usually after the official ceremony come to us, dance their first dance here and drink champagne. I know Latvians are a bit cuckoo, but it's okay. They believe that in caves we have good energy, because caves have been private property in 4 generations already, and 3 of them lived happily married more than 50 years. Sometimes they leave their flowers in here. Don't worry, it's not a grave, no one has died in here, we haven't lost anyone in here, you all are okay. But you can always be the first. First for everything.
They do that because in case we have one temperature whole year round, that's +8 degrees. And just because of that, flowers can stay fresh in here without any water up to 2 months. And they look like we just put them there today. I'm 150 years old. Can you tell? No, you cannot. See, you need to live here. No more skincare. This air is really good. That on the ceiling is not a real one. That's made out of plastic, but we have real ones in here too. That's why we are working only from April till November, because in November they come in here to sleep their winter sleep. We are not bothering them, because if they wake up from lights and sound, they might never go back to sleep again, and then they die. And we don't want that, as we have 8 different bat species coming in here to sleep their winter sleep every year. But in Latvia we have only 13, so most of them are here. So that. When did you put the lilac? Because it's like a decoration, because usually lilacs in Latvia, they die in May, and they're not blooming anymore. And when people come in here in July and they see lilacs, they're like, wow. Yeah. So it's like a decoration. But how long since you put it? It's all fresh. It's all almost fresh. Well, that is the one we put when it just started blooming. It was start of May. This was put on the end already. So I would say it's about a month and a half. Na, pasivaikščiojom pas smėlio urvus. Reikia grįžti į savo transporto priemonę ir plaukti toliau. Jo, šiandien vėjo nėra. Tai nežinau, jeigu būtų geras, tai blogai, kad nėra, bet jeigu būtų blogas, tai gal ir gerai, kad nėra. Visi tie akmenys jau turbūt baigėsi. Dabar belieka vėl toks pat irklavimas, kaip ir buvo iki vakar. Taip silpnokai lynoja. Kol kas net sijono netraukiu. Jau matysiu, kad įsilista, dar reiks užtraukti. Oho, kokia pilaitė priplaukė. Čia nėra kažkoks lankytinis objektas, tiesiog privatus namas. Bet jau toksai neblogas visai. Gal koks verslininkas gyvena. Nulijo šiek tiek lietaus. Dabar tylu ramu, bet vakare turėtų būti dar daugiau. Neblogai, aš per tą lietų paplaukiau. Kaip sakant, iki kanalo, kurio turėčiau patekinėti į ežerą, jau netiek daug ir yra likę. Dar pasižiūrėsiu telefonę kiek, bet manau, kad viskas kaip ir normaliai. Dabar upė pasitaisė, nebėra tų nesąmonių, kai buvo Kaudigoje, ten tie akmenys ir žolės. Dabar tik tai ir klok, viskas nuo tavęs, vėjo jokio. Nu ką, atplaukiau į Didžiosios Nambos ežerą, labai smagių peliukų. Bet nenufilmavau jo, nes lijo, buvau uždėjęs į joną. Rytoj man tuo pačiu peliuku teks išplaukti. Tai kaip sakant, tada ir pasižiūrėsim. Dabar einu išsiaiškinti, kas čia, kaip čia, kur, ką, kodėl. Gal jie turi dušą netyčia, kokie. Būtų smagu. Nu, tie nameliai, nežinau. Aš man atrodo, vynų tiek neturiu. Na, išsiaiškinsim viską. Sugalvosim, ką čia daryti. Nu va, čia tai panašu į kempingą. Tai ne pas tą senį, ten kažkur tai apaugę žolės. Žodžiu, čia registratūra, čia tokia valgyklėlė. Nueisim į virtuvėlę, sakė, yra ir dušas. Pažiūrėsim, kas čia gero. Nu, va čia virtuvėlė. Nu, kuklė virtuvėlė, bet iš esmės. Virdulys yra, puodelių irgi yra, savo nereikės imt. Aš šaldytuvai ne mano. Nieko tai nežinau, kaip su įrankiais. Yra. Žodžiu, viskas neblogai. Viskas neblogai.
Mums galima ateit pasidaryti kavos. Net nežinau, ką pirmą reikia daryti. Ar dušą eit ar kavos. Net skalbenkė yra, bet kad aš miltelių neturiu. Nu, žodžiu, super. Viskas čia yra žiauriai gerai. Sumokėjau 10 eurų, bet, nu, realiai, štai tikrai negaila. Taip, ką čia pirmą padarius? Ar į dušą eiti, ar kavos? Ai, galima viską kartu padaryti. Atsinešti kavą ir nueiti į dušą. Visgi nelyja. Tai tą progą nusprendžiau sukurti laužiuką. Šiaip visos mano kelionės būna su laužais. Bent po vieną pavyksta ištaikyti. Tai kodėlgi šita turėtų būti išimtis. Greitai pasėdėsiu, gal šiek tiek ir uodų atbaidys. Pavakarosiu gal šiandien. Rytoj tas 30 kg, bet tie 30 kg labai gražiai plaukėsi kažkaip tokiam upėm. Tai, kaip sakant, turėsiu savo laiką. Vat, ežeras už manęs, laužas, jėga. Pasėdėsim. Galvosim, kažką paskaitysim. Atėjo lietus ir turbūt mano laužiuką užlis, nors jam nedaug ir buvo belikę jau. Tai viskas, šiandien nusivakarojau, smagiai pasėdėjau prie laužo, bet reikia eiti jau ir ilsėtis. Iki!